Ne, bet jeigu tokia kaip ir autobusai šiluma būtų, ne? Tai pizda būtų. Klausau. Dėkui, Ernai, labai. Bet jau galvoju, išlyp šitas autobuso vairuotojas ir jis Aiškintis su manimi. O, ble. O, Pituchėlis naujas narys. Nematytas dar. Sveikas, Pituchėlė. dėkui visiems mūsų vis. Gerai šitas link šiaurės miestelio važiuoja, zaibys. Man prie panoramos reikia lipti, nes ten žemė yra. Prie lėktuvo rūgai tikiuosi tarą. Tamas Lol. Oi, iki tauro man, blėt, biškį nepakeliu į ramai, bet dėkui, kad siūlai. O, блядь, олигархи, ну ложуха, блядь. Ложуха. Ох, kad tu negali išmest, po to atsirinksi. Dar gali streaminti 1 valandą. Sakai? Tai zaibys, o. Zaibys. Ja, į tą. Jam reikia išlėkuoti. Reikia kompaką nusimti. Čia dar porą stotelių važiuosi, nes jis ir link šiaurės miestelio važiuoja. Oi. Ble, šalta, negalvojau, kad taip šiandien, kad taip išvažiuos ir taip šalta visą dieną laukia bus bomžauti. Bet jeigu rytoj geras oras, gal... Aš šiaip dar žinot, kur norėčiau? Blet, Rygoje irgi su dviračiu pamėginti norėčiau pabomžauti. O iki Rygos taip vis sėdi, traukinį nuvažiuoja iki Rygos. Rygoje pabomžauji, po to Grįžti naukui. Bet Rygoje tai ten fuši, konteineriai, tai nahui. Sakau, vieninteliai Rygoje, nafik. Karočią, konteinerį žiūrkį radau, blėt. Tomas 10 sūgų pizda. Jo, mačiau, nu nahui. Dėkui, Tomai. Ne, palauk, aš noriu biškį da važiuoti, dabar ramiai, na. Dabar ramiai, po to kažką tai, kažką įskirtinį reiks padaryti. Pizda, belėkoks dėkui, Tomai. Ką, nu nahui tai subų įkalė, pizda. Jo, jie nenori šūkų, nes jau tada po šūkų ir vairuotojai nenori nervuoti. Matosi griežtas šitas vairuotojas. Kitam tai pokui, žinai, kad šitai griežtas. Tai, žinai, reikia biškį gerbti ir kitus, blėk. Nu nahui, Tomai, belėkoks dėkui tavo. Bet, nu, tipo, ačiū už tokią didelę dovaną, bet šiaip tai aš tai laukiu, kada, tipo, pat pažiūrėti, kiek, iš kiko galima tą, tipo, valandinį gal man labai įdomu, blėt. Blėt, Tomas, tai čia gerai įkalė, nahui.
čia atrodo lipti jo reikia. Reikės. Tomai, ačiū subą! Galvoju, ką aš čia per nesveika. Oi, ble, čia, oi, biški per anksti išlipau, bet čia jau netoli važiuot, na. Gaila, gyvsubai nesiskaito. Jo, gaila, kad gyvsubai nesiskaito. Pizda. Merginos įsigando. Įsigando merginos, ble. Norėjau parėkt, ble. Įsigando, ble. Aš galvau, ten bachūras sėdė, ten, ble, mergina, metai. Ble, išgazdinam žmonės. Net susirakino, ble, pizda. O čia biški žiauro, aš būčiau, jeigu aš ten būčiau pamatęs, kad ten mergina sėdi, būčiau net netidaręs, aš galvojau, ten vaikinas sėdi, čia biški mano feilas gavosi. Aš net priejau, iš pradžių pažiūrėjau, ar ten mergina sėdi. Tipo, aš galvojau, už vairo sėdi mergina, o šalia jos vaikinas. Tai aš ten, kraščiai, biški apsirikau, nafu. Ble, čia biški kasekai pisau, nafu. Nu, ble, bet, aš rimtai pagalvojau, kad tenai, kur keleivio pusė sėdi, ten vaikinas. Nu, ble, užnešė labai vaikiną, na, kad ten pasirodo, po to įsižiūrėjau, žiūri, ten mergina, ble. Čia biški, kaip čia pasakyti, biški tokį feilą, savo feilą įsipisau, na. A čia, ble, eik tu, nahui. Mančinis, ačiū subo! Pizda. Nu, kas čia vyksta, ble? Ble, man net per kitą telefoną gydėsi, kaip reikia biški pritildyt, kaip čia tai, kad įsijungia garsas, nahui. Eik tu, nahui. Dėkui mančinių subo labai. Ble. Reikia biški pritildyt, ko čia įsijungia. Pala, kur mano tasai, pala, aš dabar galvoju, kur mano tasai kebabui, ble. Reikia kebabą, na, pala, čia, oi, ble, o čia, man atrodo, kebabą, jo. Net nuo bordiūro nušau. Pizda, na, kaip. Dėkui visiems, kaip ryti, ačiū labai, na, pizda, ble. Vėlin koks ačiū. Čia, ble, čia tas maigosi, reiks kitą. Va, kažkaip nuo Jami buvau nuvažiavęs. Kažkas čia, ble, pala, biški čia užžinėti reikia, na. Taip, pala, kur čia? Aš pas Tomą parduotuvės vadovą atėjau. Tomai, ačiū subo! Atsiprašau, jeigu išgąsdino. Vadovas jums perduoda linkėjimus, kad jūs labai gerai dirbate, esat nuostabi panelė, tokia graži, šviesi. Gerą vakarą. Gerai.
Nu čia žoskai, nahai. Žoskai čia. Nu ką padarysi, žoskai reikia kartais žoskai gyvenime. Bet pohui, po to atsiprašiau. Durhatą pakeliu. Žoskai, žoskai, o ką daryti? Reikia kažką kvailo padaryti, ble. Biški kvailo kažką reikia padaryti, ble. Kontento generatorius. Ne, nu, ble, čia žoskai, bet čia ne per žoskai. Nu, tipo, čia ką, nu ką, už šį ką aš čia dabar padariau, tai čia tipo, nu, aš josgi neįžeidžiau, tipo, nieko. Opa. Sveikas. Labą dieną. Čia mano rajone žiūriu. Dirbat? Šiukščius čia. Čia mano daiktai, žmogaus. Ai. Čia mano daiktai. Pasirodė, kad čia mano rajone dirbat. Dirbti čia negalima. Ar kas jūs toks? Kas? Ar kas jūs toks? Taros baronas. Kas? Taros baronas. Nesupratau bairą. Nu, depozito baronas. Akcininkas, verslininkas, įmonė. Nu tai, klausykit, tai čia dabar geras bairis. Tai jūs čia oficialiai dirbat, jo? Nu, aš čia savo gaują turiu Vilnių ir jie man visada, kiekviena gatvė man turi atiduoti duoklę. Klausykit, čia tai geras. Aišku, gerai. Gerą vakarą jums, netrukdysiu. Gal jūs sumuštinį pavalgyti? Ne, sumuštinį nevalgau. Ja. Man aš tai galiu, matai, kaip čia jau neparinksi, jau karas? Jo, jau viskas, čia dabar, kiek jūs surenkat, tarkim, surenkat per dieną 20 eurų, tai pusę man turite, tada šitą atsiminkit. Ja. Aš tai nerenku, bet turėsiu. Supratau. Jeigu kada užsinorėsiu. Ja, gerai. Adresuką, ten telefoniuką, kam paskambint paskui. Tai prie konteinerio kažkur ten palikit, ten vokelį, ten 10 eurų ar be taros pusę maišo. Ja. Gerai, gerą vakarą. Telefoniuką gal kokį žymę paskambint. Nu. Nu, geras žmogus, žiūri, nu. Ai, tai va, nepabaigiau. Tai va, nu, jo, biškai ten žiaurų pisau. Tenai iki, nu, tipo. Nu, ką daryt, toks gyvenimas. Bet po to aš tos moters, nu, taip atsiprašiau, po to gražiai, taip sakau, pagyriau aš ją. Bet čia rimta achranė, net kai surėkiau, net nekrūptelėjo, ble. Čia. Ai. Sako, jašiką pakabinti. Saldainis vežiuokas pavaišinsi. Kur man vežiuotis? Į Baltašį? Jeigu Baltašį vežiuosis, tai tenai baisu bus, kas ten bus. Nebus ten tų saldainių. Ne, rimtai nėra kur vežiuotis. Arba pavaišinga.